Sau Honda Beat su hardtopu. Sau Honda Beat su hardtopu. Su spoileriuku. Eik tu sau. Mugen Beat rašo. Ok. Aš jam noriu palikti raštelį. Nes panašu, kad jinai čia seniai stovi ir čia Mugen žiūriu daugiau lipdukų. Oh my god. Su hardtopu. Originaliai šitai mašinai hardtopo negamino. Mugen shift knobas. Čia rimtai Mugen. Ir vairas Mugen. Eik tu sau. Čia real Mugen. Ir ratai Mugen. Ką aš darau? Turi man ko rašyti? Su kuo rašyti aš turiu. Ant ko rašyti man atrodo aš irgi turiu. Ir jis jau turėjęs kažkokį raštelį užkištą ir ignoruotas buvo. O ne. Gerai, rašau raštelį. Ir jo. Bandysiu nupirkti. Atrodo nesupuvęs. Jo. Jis čia paviršutinės rūdis. Bet šitam mašiniukė yra variklis gale. Jisai tenai gyvena. Jo, žiūrėk. Eik tu sau. Wow. Amazing. Amazing. Gerai, viskas raštelį rašom ir einam toliau. Radau kyšantį geltoną snūkį. Nuostabės 2000 AP1. Prie faceliftas. Labai graži mašinėlė. Pilnas standartas. Pasakai. Su geltonu ženkliuku. Tai vienas pirmų modelių, nes su geltonu, su pagal spalvą ženkliukais buvo tik tai, man atrodo, vos ne pirmais metais šitą mašinėlę. Jau mačiusi daug plovimų, nes pasilupęs, žodžiu, juodas tas apie langą apvadas. Labai gražu, be rūdžių, pasak. Šiandien neplanuotai Honda diena. Tai kur mes esam? Tai mes esam Spoon Sports. Kažkaip Hondas man šiandien eina, tai nutarėm atvykti čia. Einam į vidų, pasiklausim, ar galim kažką pafilmuoti, nu ir tada jau pažiūrėsim. Nemaloniai mus priėmė, nes mes panašu, kad atvykom ne į tą vietą. Sakė, 20 minučių nuo čia yra showroom, tai reikės į Type 1 showroom keliauti, o čia atvarėm į Spoon Sports. Very nice! Very good handling car. My friend has one. He said it's like... Tai va, su savo naujų draugų irgi youtuberių atėjom galų gale į ten, kur yra showroom. Hello? Žodžiu, čia yra showroom. Mes 2000 stovi. Matosi kažkas? Matosi 2000. Bandelės stovi, slikai padėti, bamperis sportinis labai, prieš baras, tas RS, Spoon Sports RS, tas labai geras, čia šitas irgi gerai atrodo. Nu ką, užeinam į vidų pasikalbėti. B serijos varikliukai, tiksliau dangteliai, karteris, S2000 dangtelis, K20, geltoni, galva S2000. Šis S2000, Spoon Sports S2000 daug modifikuoja. Biški nusivylęs gali būt, tikėjausi daugiau. Civikas taip pat važiavo.
pratinti. O šitas sėdynės labai geras. Super, very nice. Stabdžių suportai spoon. Nėra posparnių, nes čia sparnai neoriginalūs. Labai graži mašinėlė. Labai. Bet man labai patinka ana mašinėlė. Labai linksmai atrodo. Stabdžių suportai kokie juokingi. Lol. Ir ten dar vienas Civicas Type-R'as stovi. Žodžiu, tikėjausi kiek daugiau, bet matyt, šitas irgi einam į lauką. Šitas irgi su modais. Pasirodo, jis turi spoon ratus. Ir stabdžių suporčiukų spoon. Ir toks mažas stabdžių diskas, crazy. Ta prasme, nežinau, ratas 15, žiauriai mažas. Bet tai akivaizdu, kad driven hard, nes nuo paladėlio dulkių yra nemažai. Pakeliu galvą į viršų, taigi dar viršų yra. Būčiau jau nusivylęs ir išėjęs, bet ne, aš dar nenusivylęs ir dar neišeinu. Neįsiu nusivylęs iš čia. Šiaip eiti nenoriu. O, Honda S6. Do not touch any cars. This is more like it. Wow. Very nice. I want to rent this car. Eina sau, kaip čia gerai. Kaip man patinka šita mašinėlė. Visas su spoon ratukais vienodais. Ir su stabdžių suportais. Šita yra top deal, pažiūrėk, jinai man iki jos mens. Crazy. Šita neturi suportų. Kvadratinė Honda. Čia Civicas Type-R'as labai sportinis. Vyksta kažkokie mechaniniai darbai. Labai lenktyninis. Kaip čia salone atrodo. Turbina atrodo standartinė. Čia man atrodo kažkoks tai fire damage gal buvo, nes čia kažkaip tai apsvilę labai viskas. Jo, jis čia buvo užsidegęs, nes išsilydęs plastikas, ne. Biškį jai nutikę problemų buvo. Stabdžiai labai pikti. Crimson. Dar vienas S6. Aš tikrai noriu parsivežti šitą mašinėlę. Jo, į lagaminą tilptų tikrai pasiimčiau, man jinai tai patinka. Žiauriai baris ir dar stogas tas nusiema ir jinai targa būna. Žiauriai gražiai. O, varikliuką turim. B serijos. Su prapjautų šonu B16A rašo. Va, dalykėliai visokie, vėl dangteliai, H22, F20C, F20B. Šau nuostabus B serijos. Jo, va čia irgi matosi Civico Type-R'o skausmas. Čia jau ratai, lempos. Suportai guli. Einam mes 2000 standartinę pažiūrėti. Kažkokia tai kybo ore su laku nudegusiu. Visiškai standartas, bet įdėtas jau matau spoon dalykėliai ten, kur vat
tie blizgantis, tai čia jau Spoon Sports reikalai. Matyti yra įdėtas Spoon Rigid Collar Kit. Šitą biškį rūdžių turi net. Biškį vyksta darbai, nes matau, kad variklio matyti nėra. Ir salonas biškį praardytas. Kodėl sakau, kad variklio nėra? Todėl, kad išmetimo kolikas, generatorius ir dangtelis žvaklaidžių, viskas ten ir babinas. Žodžiu, šitas 2000 be variklio gyvena. Jep, matosi, kad be variklio. Ir dar viršui kažką mačiau. Viršui čia viršui. O tam bamperiukai. Vienas NSX panašu, kad kitas 2000. Civikas tai peras B16B. EK9. Su gerom padagėlėm čia Yokohamos, aš suprantu. Išmetimo kolikas. Blizgantis naujas. Labai gražu. Labai graži mašinėlė. Jo, sakau, NSX va šitą va. Galima eit pasirašyti ant sienos. Lietuvos vėliavėlę gal galim nupiešti. Gerai, pabandykim pasirašyti. Šitaip, random, 2 NSX varikliai. Vienas ir antras. Kažkaip ėjau ir praėjau. Su ITB. Ok.